Sveiki bičiuliai, kągi norėjau šiandien aš jums papasakoti, ogi šiandien aš jums papasakosiu trumpai apie nevidoną. Kasgi tas nevidonas toks per pienas. Ir ką jisai veikia ir kodėl ir kaip jisai kažką tai veikia. Nagi, žodžiu, taip. Terariume, žodžiu, kurį sutvėrė sutvėrėjas ir apskritai viską, kas tam terariume ir visą tą pasaulį, žodžiu, jisai tenai sutvėrė. Aišku, ir tą patį nevidoną irgi sutvėrė sutvėrėjas. Na, kadangi, sakykim, sutvėrėjas tai yra kaip ir meilės tokia šviesa, sakykim, tai pavadinkim jį. Ir jis kuria, kaip sakyt, tas sielą, savo dalelytės, ane. Ir taip, sakykim, gimsta žmonės ateina į šį pasaulį tam, kad, sakykim, patirtų džiaugsmą, meilę, laimę, žodžiu, ir tokiu būdu, sakykim, ir tai patirtų per tas sielas jų, sakykim, ir sutvėrėjas, kad patirtų. Bet ne visos sielos kuria tą džiaugsmą ir ne visos tą meilę kuria tam terariume, todėl yra sutvėrėjo toks antipodas kaip nevidonas. Nu, jisai, žodžiu, visą laiką pritraukia visas tas, kaip sakant, ir maitinasi tom batijom nelabai gerom, sakykim, sielom. Ką reiškia nelabai gerom? Nu, žodžiu, tokiom, jeigu siela, taip įsivaizduokim, kaip tokia labai jau šviečianti mini saulutė, ne, yra pas kiekvieną žmogaus toks kaip ir energijos šaltinis šviečiantis, tai kai tik tai žmogus pradeda daryti kažkokius tai negerus dalykus, tai, nu, tai pavadinkim pagal religingus žmonės, tai kai nusidėti pradeda, tai patampa nuodėmingas jisai. Tai iš tikrųjų jisai nenuodėmingas, iš tikrųjų jis patampa dėmėtas tiesiog. Tai ta jo saulutė jau pasidaro su dėmėm tokiom. Jinai nebešviečia. Nu, kaip ir tarkim, va čia šūdmokslininkai sako, kad jau toj saulė irgi ten pasiranda dėmės visokios ten ir taip toliau. Tai va taip, žodžiu, pas tos žmonės, sakykim, kurie vat, pradeda daryti kažkokius negerus dalykus, ten meluoti, ar ten apgaudinėti, ar ten kaip nors ten ištvirkauti, ar kenkti savo kūnui, ar visai kaip, žodžiu, ar kitiems žmonėms kenkti, ar tralelė, nu visi mes čia žinom, jie patampa tada dėmėti, nu, žodžiu, jie šešėlingi tokie. Ir per tas dėmes jau tada tas nevidonas jau gali prisijungti prie jų tų sielų, energijos ir, žodžiu, jisai tom energijom taip ir maitinasi ir tokiu būdu, žodžiu, tuos sielos jomis maitinasi tol, kol tuos sielos galutinai sunyksta. Na ir žinoma, tokiu būdu va, tas sutvėrėjas tai kaip ir valosi, save valo, sakykim, nuo tokių, sakykim, nelabai gerų sielų, o tuos jau sielos, kurios, sakykim, būna be tų dėmių, nedėmėtos, šviesios, sakykim, tai jos jau atgyvena čia tą gyvenimėlį ir sugrįžta pas sutvėrėją ir taip tas sutvėrėjas, žodžiu, auga ir vis gerėja, žodžiu, ir vis didėja ir taip toliau, o tas nevidonas irgi vis valo ir valo tas, kaip sakykim, valgo tas dėmėtas tas sielas ir irgi čia toks procesas, galim sakyti, ir galbūt ir net nenutrūkstantis. Na, tik tai kaip ir visur gyvuose organizmuose, ne, vyksta kažkokios tai pulsacijos, ar kaip čia pasakykim, bangavimai kažkokie, tai biški ano daugiau, tai biški to daugiau. Na, žodžiu, ne veltui yra toksai posakis, kad gyvenimas tai yra kaip zebro kailis, sakykim, būna juodi periodai, paskui būna balti periodai ir taip toliau. Tai čia taip, žiūrint su visom civilizacijom, kaip ir sakiau, tie ciklai, žodžiu, yra civilizacijos. Tai jos atsiranda, išbujoja, paskui įsigali vėl nevidonas, jie sunaikina, nu ir, žodžiu, tas procesas taip ir vyksta. O nevidonui tai yra labai svarbu, žodžiu, kuo daugiau apgauti tų žmonių, kad jie pataptų dundukais. Nu, jis naudoja, aišku, tam įvairias technologijas, labiausiai tai jam čia padeda, aišku, tuos melagienų priemonės visokios. Nu, ir tie dundukai, prisiklausę tų melagienų priemonių, ar ten šūdmokslininkių visokių, jie patampa dėmėti vienaip ar kitaip, ar tai ten lytį sugalvoja pasikeisti, ar ten, žodžiu, pedofilais kažkokiais pasidaro, arba melagiais, nu, arba jie pradeda, kaip sakykim, siekti, norėti, tai yra būti apsukriais, nu, kas tie apsukrų žmonės, aš jau sakiau, tai tie, kurie meluoja, išduoda, apgauna, žodžiu, naudoja klastą ir taip toliau, nu, nes nevidonas labai garbina tokią savybę kaip apsukrumas ir tie dundukai visi apgauti tų melagienos priemonių, irgi jie garbina tą apsukrumą ir būti apsukriu, tai čia skaitosi jau labai daug būti pasiekusiu, nors iš tikrųjų yra visą laiką atvirkščiai viskas, tai kuo tu patampi apsukresnis, tai tuo vadinas tu tampi labiau dėmėtas ir tuo labiau tavo energija gali maitintis tas nevidonas. Tai va taip ir veikia ta nevidono, sakykim, sistema, kad
jis nori kuo daugiau tų sielų, kad gautų, kad kuo daugiau galėtų maitintis ir labiau bujuoti. Tai tiek turbūt trumpai apie tą Nevidoną, jeigu gal ne viską dar papasakau, ar kažkas neaiškiai buvo, ar turit kažkokių klausimų, tai gal ir parašykit, tada aš pabandysiu jau į konkrečiai kokį nors tai ten jūsų klausimą atsakyti vienokiu ar kitokiu, sakykime, aspektų to Nevidono viešpatavimo tam terariume. Tai tiek turbūt bus tam kartui ir iki kitų kartų. Na, dar kai ką pamiršau paminėti, kad sutvėrėjo vaikai, žodžiu, tai jie gyvena laimingai ir be jokios valdžios, tai jie gyvena, žodžiu, anarchijai. Nes niekas neturi ten piktų kėslų ar kažkokių tai ketinimų ir jie gyvena harmonijai ir tarpusavį ir su gamta, tai ir jiem nereikia jokios, nieko, kas ten jiem vadovautų, nurodinėtų, visi gyvena pagal savo sąžinę. O vat Nevidonas, tai jisai, žodžiu, yra sukūręs, kaip sakant, tą savo sistemą, kurios pagalba jis, žodžiu, ir žudo tas, maitinasi tom sielom, taip sakykime, ne? Tai jis sukūrė sistemą, ta sistema remiasi, žodžiu, jau hierarchinė sistema, kur, žodžiu, yra kažkokia tai valdžia ir paskui laipteliais einama žemyn, žodžiu, kol einama jau iki to eilinio kiekvieno gyventojo, sakykime, nors turėtų būti, apskritai neturėtų būti eilinių gyventojų, nes kiekvienas turėtų būti unikalus sutvėrėjo vaikas, bet Nevidonui taip netinka, jam reikia, kad būtų hierarchija, žodžiu, kad būtų įstatymai, visi įstatymai tai yra tų žmonių, žodžiu, apgavimas toks kaip apribuojant jų kažkokias tai laisvės ir teisės ir panašiai, žodžiu, ir su tais įstatymais tas Nevidonas ir apstato, žodžiu, tai jis labiausiai jam tinkantis įrankiai, tai yra, aišku, valdžia, bet kokios valdžios tos formos, bet kokia hierarchinė struktūra, jeigu jau jinai yra hierarchinė, tai jau čia aišku, kad tai yra Nevidono išmislas, žodžiu. Tai vat vienas iš pagrindinių dar, sakykime, tokių įrankių, tai yra sistema, kurią jis naudoja, tai valstybės, įvairios ten organizacijos, sakykime, ir kiti dariniai hierarchiniai, kurie vat ir žlugdo tą žmonių, sakykime, laisvę, meilę, kūrybiškumą ir tokį bendravimą nuoširdų vieni su kitais. Tai vat buvau praleidęs labai svarbų aspektą, tai toks vat bus papildymas, dabar jau turbūt gal bus mažiau neaiškumo.